Tai vietos veiklos grupių tinklas pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo tinklo priemonę tokiu intriguojančiu pavadinimu BVG ir Lyder kosmosas. Ir projekto veiklose suplanavom konferenciją, kurios pavadinimas KPP kosmosas. Taipogi suplanavome seminarus, kurių metu organizuotume renginius ir tie renginiai būtų būtent skirti inventorizuoti, kaipgi yra įgyvendinamas Lyder metodas ir visa Lietuvos kaimo plėtros programa ir kokius pastebėtume trūkumus, kokius spręstinus klausimus ir kaip visą tai galėtume padaryti interaktyviau, inovatyviau ir tobuliau. Tai tas pavadinimas toks intriguojantis kosmosas pasirinktas dėl to, kad kosmosas kaip ir yra, iš karto visiems asocijuojasi su kažkokiais keistais reikalavimais, bet kartu kosmosas ir asocijuojasi su kažkokia didybė, kažkokiu geru, aukštu rezultatu. Per konferenciją mūsų siekis yra inventorizuoti rezultatus, tos pavadinkime kosminės Lyder priemonės rezultatus. Ir kaip tik, kada mes šiuo metu kalbame, vyksta darbas grupėse, o darbo grupių temos yra 5, kuriuose yra kuriama ateities kosminė vietos veiklos grupė, ateities tai yra kosminis pareiškėjas, projekto vykdytojas ir kosminė nacionalinė mokėjimo agentūra, kosminė Žemės ūkio ministerija ir kosminiai tarptautiniai projektai. Labai smagu ir džiugu būti tokioje konferencijoje, kurią suorganizavo VVG tinklas. Ir labai smagu matyti, kad tiek daug vietos veiklos grupių dalyvauja įvairiuose bendruomenės projektuose kaimo tinklo apimtyje. Ir ta pati konferencija pavadinta Kosmosas, jinai turi tokią dvilypę prasmę, kurią galima įvardinti ir kaip pasiekimus, ir kaip galimybę tobulėti. Tai tikime, kad visos tos iniciatyvos, visos priemonės, kurios yra skirtos Lietuvos kaimo inovacijom, Lietuvos kaimo plėtrai, tam, kad būtų gyventi gerą Lietuvos krašte, kad jos tikrai turi didelę prasmę ir tų projektų bus daugiau, jie sėkmingai įsigyvendins. Ir svarbiausia, norisi palinkėti tiek VVG, tiek kitiems Lietuvos kaimuose gyvenantiems žmonėms, įmonėms ir panašiai, kuo daugiau kooperuotis, kuo daugiau siekti bendrų projektų tam, kad būtų galima sakyti štai ar po metų, ar po 2, ar po 10, kad mūsų pastangos buvo sėkmingos, projektai buvo įgyvendinti ir davė didelę pridėtinę vertę šaliai.